Sveiki, šiandien turim Škodelę, Superbas, 1.4 benzinas ir dingstantifrizas. Pamėginsim surasti kur. Šiau pasikėliau, apsidaužiau ledus, sniegus. Visur buvo pilnas sniego, apsivaliau. Ir žiūriu, čia irgi priledyje bus, visur pilno ledo. Vizualiai nesimato kažkur, kad bėgtų. Imam apsaugą ir žiūrim, ar matom nuotėkį. Impaktuką, 25 žvaigždutė, Škoda, Volkswagen dažniausiai, Seat. Be to, galit gal pakomentuoti. Norėčiau atsinaujinti garaže įrankius akumuliatorinius ir gal žinote, kas iš gamintojų geriausia, gerų firmų ar kokie kiniečiai gal labai patikimi, kas esat išbandę, gal kas prekiaujat, patarsit, ką geriausia būtų naudoti. Pat impaktuką vieną norėčiau, ratams smūginuką ir galbūt tiesiog paprastą suktuvą. Komentuokit, gal kažkokių gerų idėjų turit. Ačiū. Žiūrim, kur čia kas. Matom čia truputėlį. Matom čia truputėlį. Kažkur iš aukščiau turbūt. Iš galo nematom. Iš galo sausa. Iš priekio kažkur. Nesimato kur. Teks su veidroduku gal prasižiūrėti. Matom, kad šaltinis iš priekio. Lašėjimą matom. Ieškau, nagrinėjęs kas kur. Kai surasiu, jums parodysiu. Taip. Truputėlį prasiardėm. Plastikai, interkulerio vamzdis, gazų sklendė, kad galėtume matyti. Iš apačios nieko nesimato, iš viršaus prasiardėm prieimo truputėlį. Ir kaip ir ten matosi, nežinau, jums matys, nesimatys, ten matosi raudono apkorėjimo. Tai reiškia, kad kažkur nuotėkis yra buvęs arba yra. Matysit, nematysit. Ten, kur šviečiu. Bet kažkur, kad šlapia, ten tik apačioje matėm pasikėlę mašiną, lašiukai. Faktas, kad čia iš kažkur aušintuvas eina, flanšas kažkoks ir toliau vandens pumpa čia toj pusėje. Kažkur iš čia. Tai kaip pažiūrėti, iš kur turim tokį įrankį. Panaudosim šią pumpelę. Aušinimo sistemai tikrinti įrankis, užpildymui išsivakumuojam, suvakumuojam, duodam slėgį. Ten mėginsim duoti slėgio. Koks šį kamštelis bus. Išorinis slėgis. Išorinis sriegis šitas. Taip ir su pumpelė pasiduosim slėgio ir galbūt pamatysim, kur leidžia skystis. Pumpuojam. Netoli baro galim užsikelti. Gal tiek ir net nereikės. Kiek čia turim barai. Apie 0,7-0,8 baro. Ir galime stebėti. Ar matysime nuotėkį. Slėgis truputėlį nukrito. Gal per kamštelį nesandaru.
arba prarandam slėgį. Gal ir ta pumpelė ne visai sandari, bet slėgį laikom. Ir nematom kol kas. Kol kas nesimato nieko. Ką galim pasikelti viršų, gal pažiūrėti iš viršaus. Užmačiau lašiuko aukščiau. Ten gilumoj matosi lašiukai. Pamėginsiu orą nupūsti. Taip atrodo, kad vėl sunkiasi ten, bet trukdo matyti įsiurbimo kolektoriaus toks laikiklis, nes grinai už jo yra. Ten kaip iš aušintuvo jungiasi į flanšą kaip per vamsduką. Tai manau nuimu šį laikiklį ir matysim geriau. Taip, suradom kur leidžia. Nupučiu ir atsiranda lašiukai ir kapsi. Tai bus reikalų, ten susijungia aušintuvas ir vandens pumpa. Turbūt reikės vandens pumpą nuiminėti, jinai sukasi su dirželiu iš variklio kitos pusės prie dėžės, nes aušintuvas prie bloko. Tai truputėlį bus reikalų. Kai prasiardysim, galbūt parodysiu, kas kaip. Taip, dasikapstam. Čia mūsų vandens pumpa. Jinai vat sukasi ant dirželio tokio mažo. Ir čia visas tas flantas. Ir tas flantas susijungia va čia su aušintuvu. Tai čia dirželis pumpos, tokia pumpa. Flanšas juodas plastikinis. Ir štai čia susijungia su aušintuvu. Ir mums per čia, per sujungimą leidžia. Jau kažkokių hermetikų yra. Žiūrėsim. Reikia nusimesim dirželį, visą tą flanšą su pumpa nusimsim ir žiūrėsim ten gumelę turbūt pakeisim ir tiek. Toks tas remontas truputėlį, kol dasikapstom, bet taip yra. Gumelė kainuos 3 centų, o dasikapstyti pusę dienos, kol nusiardai. Toks tas gyvenimas. Susitinkam, kai pumpa bus išimta. Taip, išsiėmėm pumpą. Matot, nieko nebėra, turim tik pajungimo kliką ir tarpinės, kur dėdas dirželis. Tai yra pumpa su flanšu. Čia termostato. Termostatas dar status, termostato korpusas. Tai dėsim naują. Mums leido palei viską čia, kur susijungia aušintuvas su tokiu. Dėsim naują šitą. Nekeisim gumelių, nes čia plastikas galbūt jis patrukinėjęs toks senas, atrodo perdegęs. Ot net su nagu kaišės plastikas. Dėsim šitą naują. Dėsim tarpinę. Pačio korpuso naują. Tuo pačiu padėsim termostatui naują tarpinę, kad nebegrįžt prie to. Ir čia jungiasi vamsdelis. Ir jam oringiuką naują. Tai tas vamsdelis, šita tarpinė, termostato tarpinė ir šiam vamsdeliui tarpinė. Ir viskas. 4 dalykai. Surenkam atgal ir važiuos. Užsakinėjai dalis, kai gausiu dalis, jums parodysiu kas kaip ir dėsim atgal. Gavom tarpinėlės. Taip, išsipakavau ir žiūrim. Turim tokią pačią korpuso tarpinę. Čia viso to korpuso tarpinę. Po to mums šito reikėjo, kur čia ir leidai susijungia korpusas su aušintuvu. Šitas oringas šito vamzdžio. Čia oringas dedas ir jis statosi čia. Iškart, kad neleistų. Ir pasikeisim, čia yra tarpinėlė termostato. Iškart pakeičiam.
kad viskas būtų pakeista ir nebebūtų progos antifrizui kažkur pralysti dar. Taip, susidedu viską, pukšt, ir dėsiu atgal. Čia išsivalysim dar visur ir krausim atgal. Susirinksim, pasijungsim viską, užsipilsim antifrizo ir vėl įsipūsim slėgio apie barą, palaikysim kokį 10 minučių ir pažiūrėsim, leidžia ar ne. Taip, sudėjom pumpą, viskas jau sukrauta, pumpa vietoj, kiškių nepajungiau, truputėlį apsiplovau, prisipiliau antifrizo ir iškart matau turim problemą, nes slėgio nepadėjau, laša mums. Jeigu matot, laša per kitos šlangos. Čia sujungimas greitai jungtis ir šlanga turi O-ringą. Tai vat ko nepakeičiau, 2 šlangoms radiatoriaus, kur jungias į tą flanšą, O-ringą, guminių žiedų. Nes galvojau, tiesiog atjungi šlangą, pajungi šlangą, kas čia gali būti, leidžia, laša, be slėgio netgi. Tai ką, tokia kasdienybė vos ne, tai leidžiam antifrizą lauk, žiūrim, kas tam O-ringui, turbūt sugulęs, kol nesujudini viskas tvarkoj, sujudini viskas pradeda leisti. Dažnai taip, tai ką, vėl darbelio. Iškoti O-ringus, šiandien gausim, negausim, vėl problemos. Nu ką, darom, žiūrim. Taip, išsisukau iš padėties, radau gumelę pas savęs. Čia gumelė originali jau tokia kvadratinė truputėlį. Tai vat sugulusi, todėl ir leido. Ir lengvai šlanga įsifiksuodavo. Tikrinau dar už šitos yra dar viena didžioji šlanga, tai standžiai užsimauna, o šitą movės labai lengvai. Radau gumelę truputėlį storesnę, tai su pasipriešinimu užsimauna, viskas tvarkoj dabar. Užsipūtęs esu 1 barą, vizualiai nieks nelaša. Čia apsiputinėjau, po to apsiplausim, apsiputinėjau didumą ir galim kelti į viršų, iš apačios stebėti, ar atsiranda ko nors lašiukų ar ne. Čia dar mums reikia apsiplauti visus lašus, nubėgimus. Apsiputinėjom ir žiūrim. Truputėlį apsiputinėjau, paskui dar dasiplausiu. Dabar, kad matyt laša, nelaša, tai visur kiek žiūrėjau, neatsiranda niekur jokių lašiukų. Ten matot toli, kur prieš tai lašėjo, nelaša. Slėgį esam padavę. Antifrizą labai sunku nuplauti. Tepalas lengvai nusiplauna, plaunam su brake cleaner arba nefrasu, o antifrizas labai sunkiai plaunas. Pakomentuokite galbūt, su kuo plaunate antifrizą, kas geriausiai ima, nes jo brake cleaneris ar nefrasas neatskiedžia, kaip tepalą atskiedžia ir jį labai sunku nuplauti. Plauni taip pat kaip lyg su vandeniu plautum ir tą riebalą sunku pašalinti. Pakomentuokite, koks geriausias būdas nuplauti antifrizą. O mes ką, baigiam susirinkinėti viršui, pasišildysim, prasivažiuosim, pasikelsim, apžiūrim, visur sausa, dedam apsaugą ir važiuojam toliau.